Tai haikavai mano papasukai, su jumis Retan. Ir šiame video aš savo darysiu milžinišką gėdą. Žiūrėsiu savo vienus iš pačių seniausių video. Nelaimiai arba laimiai aš beveik visus savo senus video ištryniau. Bet yra keli, kuriuos palikau ir neįsivaizduoju kodėl. Ir iškart sakau, pasistengkite iš pat pradžių filmuoti normalius video, kad nereikėtų po to darytis gėdą. Nes tiesą sakant, man dabar iš vis nekaip žiūrėti tą nesąmonę, kurią aš anksčiau filmavau. Mas video, kurį aš žiūrėsiu, tai bus serialas Tik nesakyk mamai, pirma dalis. Bet nežinau, kaip tas vienaragio šudukas surinko tiek daug laikų ir peržiūrų. Matyti yra žmonių, kurie vartoja kažko ne to. Aš nežinau, kaip šis vaikiško filmavimo ir vaikiškos fantazijos kūrinys galėjo surinkti tiek laikų. Tai netemkime katinų už uodegos ir žiūrim šitą šedevrą. Sesis miega. Kompas mama. Mane viena taip stipriai nervino tų plasmasinių dekoracijų braižymas. Tai taip nervina. Tai buvo visai neseniai, bet tai balsai pas mus, tai... Ir aš viena nesuprantu, kokiais būdais gavosi kačiukai pas lapę ir liūtą. Aš iškart ateičiai sakau, šitų kačiukų tėvas ar liūtas. Aš nežinau, ką mes tuo metu vartojam. Nu, bet tai tarkim. Tarkim, mes kažką vartojam. Ir daugeliam patinka, daugelis nori tęsinio ir aš nesuprantu žmonės. Neuostykit klijų per dailės pamokas. Per dailės pamokas reikia daryti darbus, klijai skirti klijavimui, bet neuostymui. Ja. Kur gali būti ramybė ir šviesybė? Tai aišku, kad ant stogo. Dievo, mano balsas. Miegai. Kas yra? O taip anksti keli. Eva, stogas. Ai, Eva yra stogas. Ir visada rytas prasideda nuo tokio dalyko. Tragiškas balsas, kaip ir pas mane. Eva. A tu još, tarara. Sakant, nuo savo ciplumo apkurtau, nes pas mane vis dar ciplus balsas, jis eina kai kuriem per ausis. Bet tai... Kas buvo anksčiau, aš galėjau žudyti su to balsu, tai yra magiškoji galia, su kuria galima žudyti žmonės. Jaugi mano balsas dabar toks žiaurus. Ir patylėkit, maldau. Kiekvieną rytą pasiemus kompą. Tik, kad aš nuskundykų toliau einu. Grįž namo, žaisiu to kompo, o jėtuose negali paprašyti kompo, aš nesuprantu. To principas didžiausias. Okidokė. Nusimetė nuo stogo. Duris bent uždariau šį kartą. Nu ir ką čia dabar darai? Vėl apkurtau. Vis įdomu, kiek aš per šią seriją rėkausiu. Dėl to aš pabaigsiu žiūrėti šį meno kūrinį ir perėsime prie kito. Sekantis šedevras vadinsis Mano nauji LPS. Šis video irgi surinko gana normalų laikų kiekį. Metu pas mane buvo tame video nelabai geras fonas, šlikštus, vaikiškas, ciplus balsas. Ir šiaip šis video, ši reakcija, jūs dabar mato šitą video, todėl nes aš šiandien užbridau ant šitą video. Ir man pasidarė keista. Nejaugi mano balsas toks. Ir nusprendžiau padaryti reakciją ant to šedevro, kad jūs suprastumėt, ką aš apie jį galvoju. Jau plepalų pradėkim. Ir, jo. Oi. Video ilgai nebuvo. Nu, tokių, kad aš bent kalbėčiau. Blemba balsas. Ir be to, šiandien aš gavau 16 naujų LPS, bet ne visi iš jų yra tikri. Tikri kokie tik tais 3, o toliau visi fejkai.
Bet gana tokie geri, aš iš jų kostiumus darysiu, taip toliau. Akis perdažys pas kažką ten defektai kokie. Ir be to, šiandien bus naujas MV. Ir jeigu girdėtų stipėjimo, atsiprašau. Ir pirmas yra šita kiaulė. Man atrodo, prasuksiu tos visus apibūdinimus ir jo, Maja anksčiau, jeigu klausė, dėl ko insipėjo, jinai buvo tiesiog mažytin pasto insipėjo ir man trukdė filmuoti. Tokie dalykai, aš prasuksiu tikriausiai labiau iki galo, nes dabar nelabai įdomu, ką aš čia apie jos kalbu. O tu ką tikėjais, net feikai gali būti geri. Bet originalai visada geriau pas mane. Čia galva pastrygo. Pas originalą galva pastrygo. Švaras. Bet galva pastrygo. Todėl, kad tu nevykėlis. Ką pasakei? Ne, nežudykit! Kas čia ką tik buvo? Kas čia ką tik buvo? Vaidyba tiesiog. Tiesiog man Oskarą duokit dabar, nes aš kažkaip laukiu, man reikia jo. Skausmas. Skausmas ir tiek. Labas, nori pasitūsinti. O tu mar per mažas. Labuks, panelė. O tu žydras. Gerai, su jumis Bahana. Kas čia per akrobatikos judesiai? Man šuolojo, nes jis debilas. Maja, girdėjai? Man jau gėda. Laikas kraustytis. Nes mane suseks mano šuo. Ir aš būsiu jo auka. Dar viena auka. Ką? Ir aš mirsiu. Tie efektai mane gąsdina. Bet ne taip greitai. Taip dramatiškai numiriau. Ką, ne? Liksiu gyva. Gerai, laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Tik nemirk. Būtinai komentuokit, nes nekomentuojat, man nuobodu. Man nereikalingi. Ne, man laikai reikalingi. Bet vis tiek komentaras tai labai malonu. Paskaityti, ką jūs rašo. Nu, prašau. Prašau. Manęs nieks nebežiūri. Nu, rimtai žmonės. O dieve. Aš išjungsiu tą video jau, nes likusias kelias minutės aš žliumbiu dėl to, kad man nerašo komentarų. Ir šiaip jau, rašykit komentarus, labai įdomu paskaityti. Bet va tokie va dalykai. Šiaip aš vaikystėje nebuvau FIFA, bet pagal savo balsą ir elgesį, man atrodo, kažkas galėjo pagalvoti, kad aš buvau kažkokia daužta FIFA. Ar iš viskas su manim negerai, aš iki šiol nesuprantu. Paskutintas klausimas man yra tiem žmonėm, kurie mane žiūri beveik iš pat pradžių. Tai yra, kodėl ir kam. Rimtai, kodėl ir kam. Tikėkimės, kad aš niekada negrįšiu į tuos laikus. Ir ačiū Dievui. Kas buvo, tas buvo. To nebegražinsi, Dieve. Tie žodžiai yra tiesiog tobuli. Šedeuras. Tai jo. Tikriausiai tiek. Su jumis Boretan. Ir maldauju. Nežiūrėkit mano senų video. Čiau.